Pergalinimas, aišku, pirmiausia, o nežinau, šiaip iš tikrųjų viską įvykdėm, ką tarėmės, ką planavom. Planas suveikė, grįžom prie to, vadinkim, to agresyvumo. Tiek gynyboje, tiek puolime ir viskas stoja savo viešas. Kas pagrindinis veiksnys pergalė šiandien buvo? Pagrindinis veiksnys, tai manau, kad buvo agresyvi gynyba ir iš tikrųjų agresyvus puolimas. Ir tos, manau, gal užsivedimas, tas visas toks noras parodyti, kad čia nebuvo, kaip visi šnekėjo, krizė, kažkokia duobė ar kas. Ir tas, manau, iškėlė mus į tą pergalę. Tai suteikia gal papildomos motyvacijos, tai tokia kritika, to ekspertų pasisakymai? Jau žinau, tiek čia tie laikai, kad visi daug šneka visada ir niekas per daug nežiūrim į tą kritiką, niekas labai nepanikuojamas ir visi mes žinom, kai mes dirbam treniruotėse ir sakau, viskas buvom užtikrinti, kad, sakau, tai anksčiau ar vėliau stosim į tą gerą žaidimą, ne veltui jį žaidėm, iš tikrųjų, daugiau nei pusę sezono žaidėm gerai, taip negali, kad visą kitą pusę žaisim blogai. Tiesiog pasitaiko tų tokių duobelių, kurias kartais sunku išvengti. Išlipo su kaupu? Na, aš manau, dabar laukia 2 rungtynės iš eilės, tai nežinau, dabar LKL reikia grįžti pergalių kelią ir, žinau, kovosim visur, tai laukiama sugrįžtant dar Artūro Gudaičio, pilno pajėgumų kovosim. Ačiū.